Labas rytas, draugai, bičiuliai bendražygiai. Vasario 27, ketvirtadienis, 7:33 Žinių radijas vėl pas jūs atkeliauja, Mozerio radijas, tiksliau ne žinių radijas, Mozerio radijas vėl pas jūs atkeliauja į jūsų namus ir šiandieną, žinot, užkliuvo man akis už straipsnio pavadinimu 5 COVID-19 metai buvęs premjeras Skvernelis ruošėmės juodžiausiam scenarijui. Ir iš tikrųjų aš pastebėjau, kad būtent naujienų portalas Delfi publikuoti pradėjo straipsnius būtent tokia tema 5 COVID-19 metai ir į šitą rubriką patenka rašinėliai pačiomis įvairiausiamis temomis. Netgi mačiau straipsnis buvo apie tai 19 populiariausių patiekalų koronaviruso pandemijos metu, netgi tokius kliedesius 5 metinių proga publikuoja niekad neklystantis ir nemeluojantis portalas Delfi. Bet grįžkim dabar prie straipsnio, kuriame yra cituojamas buvęs ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Aš kai kurias citatas iš to straipsnio pagarsinsiu. Taigi Saulius Skvernelis sako, buvo tikrai didelė nežinomybė, buvo visiškas pasaulio ir Europos pasimetimas, buvo nežinoma, kaip su to kovoti ir ką daryti, nebuvo apskritai jokių priemonių reikalingų su pandemija kovoti. Visi rezervai, kurie buvo sukaupti kažkam kitam, buvo arba netinkami, arba jų buvo per mažai. Buvo nuolat teikiamos skirtingos prieštaraujančios viena kitai informacijos, tai apsaugos priemonių reikia, tai jų nereikia, kaukės kažką duoda, tai neduoda, izoliacija duoda, tai neduoda. Šitoje vietoje noriu padaryti pauzelę ir trumpai pakomentuoti. Tai tokie pasisakymai skamba, švelniai tariant, labai keistai, kadangi valstybėje yra priimta visa eilė teisės aktų reguliuojančių, labai aiškiai nustatančių, jau tuo met buvo priimta visą eilę teisės aktų reguliuojančių, nustatančių procedūras, kaip reikia elgtis tokių ekstremalių situacijų atvejais. Tai yra ir civilinės saugos įstatymas, tai ir reiškia žmonių užkrečiamųjų ligų kontrolės ir profilaktikos įstatymas, du tokie pagrindiniai įstatymai ir visa eilė po įstatyminių teisės aktų, metodikų, planai pasiruošimo ir taip toliau. Reiškia, teorinėme lygmenyje tikrai viskam buvo pasiruošta ir ne tik teoriniam lygmenyje. Tame teorinėme lygmenyje buvo labai aiškiai aprašyta, kokių veiksmų reikia imtis, kokios yra priemonės taikomos ir taip toliau. Ir dabar staiga Saulius Skvernelis pasako, kad mes nežinojome, kaip reikia tokioje situacijoje elgtis, nes visi rezervai, kurie buvo sukaupti kažkam kitam, buvo arba netinkami, arba jų buvo per mažai. Tai kam kažkam kitam jūs buvote sukaupę rezervus? Jeigu eina kalba apie viruso sukeltą tam tikrą užkrečiamąją ligą, tai tie rezervai turi tikti, ar tai yra viruso, ar vienokio ar kitokio viruso sukelta užkrečiamoji liga. Tai tam tikros, ypač jeigu mes kalbam apie viršutinių kvėpavimo takų infekcijas, tai tos pačios priemonės jos arba tinka, arba netinka ir visiškai nesvarbu, koks tai yra bus duotas pavadinimas šitai užkrečiamai lygai. Ar mes jį pavadinsime gripu, ar mes tą patį gripą pavadinsime COVID-19 lyga. Taip kad, toksai komentaras. Toliau rašo, mes nebuvome specialistai, čia Skvernelis toliau sako, mes nebuvome specialistai, nežinojame, ko reikia, tai kliaudavome sveikatos apsaugos ministeriją, kitomis ministerijomis, kur žmonės sakė, kad to daikto reikia arba to nereikia, padės, nepadės. Svarbiausia, kad nuomonė pasikeisdavo į savaitę po 2 kartus. Reiškia, parodo visišką mūsų valstybės neįgalumą valdyti tokias situacijas. Ir aišku, čia aš dar galėčiau pasakyti ir taip, kad tai yra toks bandymas, nevykęs bandymas pasiteisinti, kodėl tie sprendimai buvo keičiami, kodėl buvo toksai chaosas ir
kodėl mes turėjom tikrai tokias komiškas situacijas, nu komiškas per ašaras, aišku, juokas per ašaras, bet jeigu mes visą tai dabar sudėtume į vieną knygą ir ją paskaitytume, tai tikrai nepatikėtume, kad tokie dalykai galėjo apskritai vyko. Kaip žinia, Italija viena labiausiai nuo koronaviruso nukentėjusių valstybių, kur mirusiųjų karstai buvo kraunami į karinius sunkvežimius, nes jie paprasčiausiai nebetilpo nei morgose, nei kapinėse. Buvo periodas, kai šios šalies gydytojai turėjo rinktis, ką gydyti, pirmenybė buvo teikiama tiems pacientams, kurie turėjo didžiausias galimybės išgyventi. Tuo metu Ispanijoje buvo laikas, kai ligoninės nebeturėjo nei vietų, nei lovų pacientams, todėl jo buvo guldomi ant grindų. Skvernelis toliau sako, buvo milžiniškas spaudimas dėl vaizdų iš Ispanijos, Italijos. Vat durniukai parodė vaizdus iš Italijos ir Ispanijos, kur plika akimi buvo matyti, kad tai yra kūryba. Ypač aš kalbu apie tos vaizdus kaip yra kraunami tie lavonmaišiai į sunkvežimius, yra ekskavatoriai su didžiuliais kaušais, kasa keliasdešimt metrų ir kelius šimtus metrų ilgio tranšėjas. Nu tai čia ir asilui turėjo būti aišku ir suprantama, kad visa tai yra viena iš, labai aišku ciniška, bet viena iš tos ligos, kuriai buvo duotas tiesiog tam tikras naujas pavadinimas, nes jeigu mes būtume gripą vadinę gripu, negi tai būtų kažkam darę labai didelį įspūdį. Niekam tai įspūdžio nebūtų padarę, todėl pirmiausia reikėjo duoti gripui naują pavadinimą, toliau parodyti vaizdus, kaip ekskavatorius didžiulių kaušų kasa keliasdešimties ar kelių šimtų metrų ilgio tranšėjas ir tenai yra guldomi keliais sluoksniais. Ne va tai mirusieji. Aš daugiau čia neapsistosiu ir daugiau šito straipsnio neaptarinėsiu, nes nekartą yra kalbėta, noriu akcentuoti kitą dalyką. Vat 5 COVID-19 metai. Ir čia reikia prisiminti būtent tai, kas vyko prieš 5 metus, to paties buvusio premjero Sauliaus Skvernelio vadovaujamos vyriausybės. Vienas epizodas, tai yra kovo 14 dieną, šeštadienį vyriausybė rinkosi į skubiai sušauktą pasitarimą, o po pasitarimo vyko vyriausybės posėdis, kurio metu buvo priimtas sprendimas paskelbti visoje šalyje karantiną. Pagal vyriausybės darbo reglamentą tiek pasitarimai vyriausybės, kurie vyksta prieš vyriausybės posėdį, tiek vyriausybės posėdis, jie yra vieši. Ir šitų pasitarimų bei vyriausybės posėdžių medžiaga yra vieša. Tačiau labai įdomi detalė yra ta, kad vyriausybės pasitarimas, kuris vyko prieš vyriausybės posėdį, kurio metu buvo paskelbtas karantinas, šitas vyriausybės pasitarimas buvo įslaptintas. Ir to pasitarimo medžiaga taip pat buvo įslaptinta. Aprašyme to pasitarimo yra paaiškinta, kad tai buvo padaryta dėl to, kad pasitarimo metu, svarstant klausimą dėl sveikatos padėties mūsų šalyje, buvo paskelbta riboto naudojimo žodinė įslaptinta informacija. Todėl pats pasitarimas nebuvo nei viešai transliuojamas, o medžiaga, kaip minėjau, to pasitarimo kaip riboto naudojimo medžiaga, kaip medžiaga su žyma riboto naudojimo, buvo įslaptinta būtent 5 metams. Tai štai, mėlyje. Dabar kaip tik yra, tiksliau, už gerų poros savaičių baigsis tas 5 metų terminas ir aš esu pasiruošęs kreiptis į vyriausybę su prašymu pateikti man prieš 5 metus vykusio vyriausybės pasitarimo medžiagą, kadangi ta medžiaga, pasikartosiu, jinai gali būti, jeigu tai yra riboto naudojimo medžiaga, jos įslaptinimo terminas yra neilgesnis kaip 5 metai. Matysime, kokį gausiu aš atsakymą iš vyriausybės, apskritai ir vyriausybė
teiksis man tą medžiagą pateikti, čia dar ne faktas, bet teisinės galimybės tokį prašymą pateikti bus, pagrindas tokiam prašymui pateikti bus. Ir jeigu vyriausybė atsisakys tą informaciją pateikti, be abejo kreipsiuosi į administracinį teismą su atitinkamu skundu. Na, o jeigu ta informacija bus pateikta, vertinsime tos informacijos turinį. Ir būtinai apie tai jūs supažindinsiu. Dabar dar anksti daryti toli siekiančias išvadas. Reikia pirmiausia atlikti tuos veiksmus, kuriuos aš ką tik paminėjau. Taigi, laukiame ir apie tai jūs informuosiu. O to kart dėkoju Jums, kad klausėtės, linkiu gražios ir prasmingos dienos. Sau ir Jums. Iki greitų susitikimų.